Taigi, 3 minutės, jau mažiau negu 3 minutės lieka iki transliacijos pradžios, iki rungtynių su Turkija ir tai neabejotinai yra sunkiausios kol kas rungtynės, kurios laukia Lietuvos komandos šiame Europos krepšinio čempionate. Viskas gerai, žinoma, reikėjo laimėti startinį mačą prieš Didžiąją Britaniją, reikėjo laimėti prieš Lenkiją, bet taip gali atsitikti, kad visos tos pergalės galiausiai mums tik tai padėjo įgyti pasitikėjimą savo jėgomis ir suteikė kažkokį psichologinį gerą pirmą žingsnį. Tuo tarpu reikia taip pat ne tik tai psichologinių ir gerų štai tokių žingsnių, bet reikia ir taškų, kurie būtų mūsų antrajame etape. Ir šiandien Lietuvos varžovas yra Turkijos komanda, su kuria mes žaidžiame beveik visada 2005, 2006, 2007 ir 2009 metais susitikdavo Lietuvos komandos keliai su turkais. Ir paskutinį kartą lietuviai laimėjo prieš Turkiją 2007-aisiais, o šalia manęs yra žmogus, kuris dalyvavo paskutinėme mače prieš Turkiją, tai atsitiko 2009 metais ir mes labai gerai prisimename, kuo baigėsi tos rungtynės Vroclave. Labas vakaras, Linai. Linas Kleiza šiandien debiutuoja komentatoriaus kėdėje. Labas vakaras visi sirgaliai ir taip aš buvau tose paskutinėse varžybose 2009 metais ir jos baigėsi ne kaip ir visas čempionatas, bet tai jau pamirštas dalykas ir aš manau Turkijos rinktinė yra tikrai ganėtinai pajėgi, bet nėra tiek pajėgi, kaip čia apie ją visi kalba ir kaip čia ją gyrė ir taip toliau ir kaip čia jie patys prisigyrė. Yra galinga, didelė rinktinė, gana palyginus, bet už savo šalies ribų niekad nieko nėra laimėjęs. Tu manai, kad favoritai šiandien yra Lietuvos krepšininkai? Aš manau, kad taip. Šiandien ką lietuviam reikia padaryti, tai būtinai išnaudoti aikštės pranašumą, išeiti ir žaisti labai agresyviai ir tada įjungti visus sirgalius. Ta pati, ką matėme, ką turkai darė pasaulio čempionate. Galime pasižiūrėti į startinius komandų penketus Lietuvos rinktinė. Rimantas Kaukėnas, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, Simas Jasaitis ir Robertas Jevtokas. Varžovai Omeras Unanas ir Sanas Iljasova, Keremas Pinčery, Omeras Ašikas ir Gidetas Turkoglu. Tu žaidėjai prieš Gidetą Turkoglu, jis yra didžiausia turkų žvaigždė. Ką galima būtų šiandien Simui Jasaičiui ir Martynui Pociui reikės gintis prieš šį krepšininką? Nėra tai lengva daryti? Ne, tikrai nėra tai lengva daryti ir Turkoglu, kuo jis man patinka, nes jis nėra taškų medžiotojas, jis žaidžia kitiem ir žaidžia kitiem daug. Čia jo, manau, indėlį iš šitas varžybas negalėsi vien vertinti, kiek jis įmėta taškų, 20 ar kiek. Jis yra žaidėjas, kuris tau duos 10-15 taškų, atkovos 10 kamuolių ir 7 asistus gali padaryti per varžybas. Tai tame jis yra pavojingiausias. Manau, jis atliks šiose varžybose ir daug žaidėjo rolę, nes tikrai tai yra Turkijos silpniausia vieta, žaidėjas, mano manimu. O kitur jie visi yra pajėgus, bet Turkoglu, mano, prisiims tą rolę šiandien. Taigi, mes netrukus viską pamatysime savo akimis. Ir paskutinis klausimas, pradėsim to netrukus rungtynės. Kai Lietuvos rinktinės strigo pasiruošimo etapo metu, tu sakei, kad nesijaudinkit, ateis laikas ir Lietuvos komanda žais gerai. Kaip tu vertini tuos pirmus du susitikimus Lietuvos rinktinės? Aš vertinčiau labai gerai, tai buvo geras įsižaidimas. Mes matėme, kad ir Turkijos rinktinė strigo labai. Aš žaidėm prieš Turkijos rinktinę praeitais metais pasiruošime pasaulio čempionate. Jie atrodė visiškai tragiškai. O kaip sužaidė pasaulio čempionate, tai nežinau, dėl ko žmonės pervertino, įvertino labai daug. Čia kėlė, kad jau viskas, kas čia bus. O paprasčiausiai pasiruošimas yra pasiruošimas. Jis yra nušlifuot žaidimą. Ir dabar viskas, kas buvo, nesiskaito. Nesiskaito, rinktinė įsibėgėja, pataikom. Ir viskas atrodo kol kas neblogai. Na, turkai iš tikrųjų pralaimėjo 4 susitikimus, pralaimėjo 2 kartus vokiečiams, pralaimėjo serbams, pralaimėjo graikams, neįtikėtinus